Praėjusią vasarą įkurta Antano Sireikos krepšinio akademija auga. Akademijos vadovas Artūras Nacickas pasakoja, kad pirmieji metai buvo sėkmingi. Akademijoje sportavo per 150 vaikų. Šiemet jų skaičius turėtų išaugti iki 300. Šiemet akademijoje atsiras ir mergaičių grupė. Vaikai sportuoja 3 salėse. Pagrindinė buvusi Dubijos mokyklos salė. Turime mieste 3 salės, vieną turim kaip ir savo SMG iš miesto, tai šitą salę, kurią jau šiek tiek ir renovavome, tai rūbinės ir reiškia, tai padarėm šitą viduje renovaciją, šildymo sistemas pakeistos, salė šilta, langai pakeisti. Krepšiai nuleidžiami pirmokam, antrokam, trečiokam mažiem vaikam. Akademijoje su vaikais dirba 6 treneriai. Vyriausiasis treneris praeityje Šiaulių krepšinio komandoje žaidęs Robertas Stankevičius sako, kad pagrindinis trenerių tikslas sudominti mažuosius sportininkus. Pagrindinis mūsų tikslas yra pačioje pradžioje užimtumas. Užimti vaikus sudomint pirmais metais, o paskui, aišku, mokyti juos krepšinio įgūdžių, krepšinio gudrybių įvairiausių ir, aišku, žaisti krepšinį. Treniruotėse pluša ir 8 metų Deividas, vieno garsiausių Šiaulių krepšininko Mindaugo Žukausko sūnus. Berniukas, kaip ir 6 metais vyresnis brolis Mantvydas, panoro sekti tėvo pėdomis. Nežinau, gal buvo tas įkvėpimas mano, kadangi aš daug žaidžiau, jie eidavo, žiūrėdavo varžybas. Turbūt augo toje aplinkoje, krepšinio aplinkoje, taip nori eiti toliau. Turbūt tom pėdom, o kas bus, pažiūrėsim. Akademijos planuose bendradarbiavimas su miesto mokyklomis. Bent 2 turėtų atsirasti sportinės klasės. Be to planuojama dar labiau plėsti sporto bazę. Turime idėjų ir minčių. Šiai dienai yra daromi projektai. Reiškia, kas liečia šitą Dubijos mokyklą, čia turėtų atsirasti dar plus 5 krepšinio treniruočių salės. Tai kad mūsų planai, žiūrint ateitį, plėtimasis ir, kaip sakant, geras ir produktyvus darbas. Akademijos neužmiršta ir tolimoje Japonijoje šiuo metu dirbantis Antanas Sireika. Grįžęs į Lietuvą, Sireika akademijos treneriams rengia seminarus. Sezono metu su jais bendrauja internetu. Treneris akademiją parėmė ir finansiškai. Jei neklausai sveiko proto, paklausyk protingesnio už save. Valstybės įmonė Šiaulių regiono keliai. Penktadienis bus keliais laipsniais vėsesnis nei pastarosios dienos, tačiau vis dar vasariškai malonus. Artimiausia naktis debesuota bus apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus daugiau saulės nei debesų ir kuo arčiau vakaro, tuo labiau jie retės. Įšils iki 19 laipsnių.